Informacinės plėtros komitetas, kuris suteikia prieigą prie elektroninio pasirašymo Lietuvos piliečiam, pateikė duomenis, pagal kuriuos pradėjus pasirašymą už parėmimą asmenų norinčių tapti kandidatais prezidento rinkimuose. Per pirmą 2 dienas trečdaliu buvo daugiau pasirašymų negu prisijungimų. Mes kreipėmės į prokuratūrą dėl šitų dalykų, kreipėmės dėl suklastotų priėmimo perdavimo, biuletenių perdavimo aktų ir rinkimų komisijų pačių prisipažinimų, kad klastoja dokumentus atbuliniam datom surašinėja, tačiau prokuratūra ir policija nieko neatlikusi atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Šiuo metu vyksta teisminiai ginčai dėl šitų aplinkybių. Margarita Starkevičiūtė surašė reikalavimus, koks elektroninis parašas gali būti kvalifikuotas, pasiremiant Lietuvos įstatymais, pasiremiant atitinkamomis ES direktyvomis ir nustatyta yra, kad deja, bet Vyriausioji rinkimų komisija, pagal viešai skelbiamus duomenis, neturinti sutarties su registrų centru, kuris te gali užtikrinti pagal ES reikalavimus kvalifikuotą elektroninį parašą, to nepadarė, reiškia visi iki vieno elektroniniai parėmimo parašai tiek prezidento rinkimuose, tiek Europos parlamento rinkimuose, jie neatitinka įstatymų reikalavimų, reiškia neteisėti yra.